kartą rungtyniavo šią savaitę, rungtyniauja ir rungtyniavo trečiadienį su trenksmu 20 taškų, 8 taškai ketvirtame kėlinyje su Bolonijos Virtus. Jo perdamas Biručiui, vargais negalais adresatą pasiekė. Atgal Biručiui. Birutis čia baudos aikštelėje užsidirba pražangą puolime. Matome, kad prie Brazdeikio du žmonės, Birutis gauna kamuolį ir taip, čia alkūnė Biručio tiesiai į veidą Markui Guduričiui. Mokykla turi ir aktorinių pamokėlių, bet iš... Labai gero. Žagaras. O kiek daug laisvės turi Arturas Žagaras ir nuodėmė būtų jam neatakuoti taip iš toli, bet gerai, kad dabar jis prameta. Blogai, kad Žalgiris taip gynėsi. Nesusikalbėjimas Žalgirio gynyboje, čia vėl viską keičiasi Fenerbahčė gynyboje, puikus Brazdeikio kirtimų našumų. Kemas Birčas, vienas iš dviejų kanadiečių Fenerbahčė klube, kitas Dušonas Pieras. Brazdeikis. 3 sekundės, 2 reikia atakuoti, priverstinis metimas, bet koks nori pasinaudoti šią progą. Na ir jo pasitikėjimui tai gali būti didžiulis momentas, o čia iškart susikeitimas ir Butkevičius turi prieš save Žagarą. Ignas Brazdeikis pastarąjį tritaškį pataikė dvikovoje Madride, ar pataikys antrą dvikovoje Stambule. Taip. Francisko daug mažesnį baudos aikštelėje. Abu krepšininkai susikabinė, apsikabinės Birčo šlaunį buvo Francisko. Arčiau krepšio, aišku, vėlgi matome, kur Žalgiris gali tobulėti. Prie Žagarą Birutis. Taip, vėl visko susikeitimo gynyba. Steikis, Butkevičiui, Giedraitis pašokdina varžovą, Guduričius lieka stebėti, turėjęs irgi traumą. Šiame sezone praleidęs porciją rungtynių. Galintis gerai kurti žaidimą krepšininkas buvo Fenerbahčė komanda. Ir Sertačo Šanly taip pat žengė į aikštę. Ir dabar tų susikeitimų tikrai nebus. Matome, kad Šanly laukia baudos aikštelį. Guduričius. Jį prižiūri Dovydas Giedraitis. Giedraitis lieka prie Guduričiaus. Guduričius atšoko, per brangiai nekainavo. Erikas Makolumas, jo antros rungtynės Eurolygoje su Fenerbahčė marškinėliais. Kaip ir kalbėjome, iškart buvo mestas į kovą. Čia Brazdeikis laiku ir vietoje atėjo Makolumui. Dunstonas, jo leidimosi arčiau krepšio situacija. Mitčelas atgal Francisko. Francisko iš toli 3 taškai. Starasis rungtynės Francisko iš toli atakuoja 65% tikslumu, mesdamas žvėriškai daug tritaškių. Na, reikia suprasti, kad tokie procentai irgi nesilaikys iki pat sezono galo. Mitčelas. Laisvas iš toli. Dabar, kaip ir kalbėjome, dvikovoje su Virtus. Kaip smagu viską būtų perkelti ir toliau. Na, ar keista, kad Žalgiriui krenta tritaškiai pirmajame kėlinyje, ryti man tai tikrai ne. 4 iš 7 jau. Tai jau tampa įprastų reikalų, kai žaidžia Žalgirio. Gausiai pataikomi tritaškiai per pirmąjį kėlinį. Ir anksti susikrautas pranašumas. Devonas Holas. Keičiasi pilnai gynyboje Kauno Žalgiris. Dunstonas prieš Devoną Holą. Holas iš karto naudos. Neatrodo metimo Giedraitis, bet nieko čia nebuvo geriau. Na ir kai kartais klausia žmonės, kam Žalgiris meta tiek tritaškių, čia būtų tas tritaškis daug geresnė opcija negu tai, ką metė Dovis Giedraitis. Taip, ir tai būtų tas Šanly, bet gerai, kad nepataiko. Tokių situacijų, kai Fenerbahčė galėjo pataikyti tos laisvesnius tritaškius, jau buvo ne viena. Smailagičius prieš Šanly. Šanly čia žaidžia kaip patiklinėje ten buvo užkūręs tritaškių mašiną. Kelis gerus metimus dabar prameta namų komanda. Čia Lonnie Walkeris prieš jį, Nigelis Eisas Davisas. Ulanovas turi Makolumą. Būtent nereikia tampyti liūto už ūsų ir laukti, kada pataikys Fenerbahčė. Ieško išsikeitimų Žalgirio gynyboje Fenerbahčė. Heizas prieš Dovydą Giedraitį. Ūgio pranašumą turi Nigelas Eisas Davisas. Pasisukimas, metimas. Ir čia Dovydas Giedraitis atsilaiko. Kamuolys atsidurtų jo rankose. Antrajame Eurolygos reguliariojo sezono rate Mitčelas dar nebuvo pataikęs tritaškio. Šiandien pralaužė ledus. Smailagičius. Jis iš karto atakuoja po to, kai jis sustojo. Žagaras į kairę pusę perdamas Bonzi Kolsonui, atvėrus jam erdvių, pritraukus gynybą. Kol kas atrodo, kad turkai išmėtė visus savo tritaškius Belgrade prieš kelias dienas. Gali taip kris, negi dabar kris. Grąžina Kolsonas ir toliau Fenerbahčė į realybę po to dieviško pataikymo Serbijos sostinėje. Žagaras Heizui Deivisui, čia jau meta supermetikas ir supermetikas pataiko. Na, trečią šansų duoti Fenerbahčei. Sunku tikėtis, kad prames tokia komanda 3 iš eilės. Walkeris! Žengusios po 3 kartus, abi turi po vieną pražangą atsargoje. Lonnie Walkeris. Su abiem savo puolimo lyderiais dabar žaidžia Žalgiris. Ištrengia su kamuoliu Francisko, atgal jo rankas grąžinamas kamuolys. Francisko, koks driblingas. Smailagičius laisvas. Mesk iš toli, sako Lonnie Walkeris. Brazdeikis siautėja pirmajame kėlinyje, antrajame kėlinyje Žalgiris turi kitą žaidėją, kuris perima estafetės lazdelę.
Ir Černas Butkevičius vėl puikiai dirba su Heisu Deivisu, neleisdamas jam priimti kamulio. Smailagičius ten labai pavojingai skriejo. Smailagičius galėjo gal ir pražangą net fiksuoti, bet meli gudriai. Smailagičius dar kartą. Francisko vėl jį pasitinka labai agresyviai gynyboje iš aukštai Fenerbahče. Butkevičius. Smailagičius laisvas. Reikia mest ir reikia pataikyti. Ačiū labai. Alenas Smailagičius. Ulanovas gauna kamuolį, dvigubą gynybą prieš jį. Kaip ten kirto be kamulio Dovydas Giedraitis, aišku, buvo sunku atiduoti jam kamuolį. Francisko. Abi komandos beje neprametė nei vieno baudos metimo, bet Fenerbahče 3 kart daugiau meta tų metimų. Puolime Žalgiris arti idealumo pirmasis 18 minučių. Brazdeikis iš vidutinio nuotolio mato, kad pasislinkęs. Ko? Manau, turi pakankamai kredito, kad galėtų paleisti vieną kitą tokį metimą. Pasižiūrėkite, kaip Ulanovas dirba su Heisu Deivisu. Dabar jau prie jo Dansonas. Taip, dabar čia atakuojamas būtent Ulanovas. Iš gerų situacijų. Lonnie Watkins. Arnas Butkevičius. Pastatė užtvarą, po to iškart bėga nuo Lonnie Walkerio. Dviguba greita gynyba. Smailagičius iki galo, jo sustabdyti šiame ketvirtyje jau nieks nebegali. Šiuo momentu aš nedvigubinčiau Lonnie Walkerio, nes Smailagičius čia Francisko. Taip, taip. Žalgiris baigė pirmą rungtynių dalį. Praleidus tik pirmosius taškus šiame ketvirtyje, Trinkieri gali greitai imtis minutės pertraukėlės. Tikrai, kažkiek Žalgiriui sekasi. Čia vėl Giedraitis su Niko Meli po išsikeitimo. Biberovičius čia atėjo pasižiūrėti ramiai dar vienos ketvirtos pergalės iš eilės žiūrovai. Dabar jau nerimastingai stebi dvikovą. Brazdeikis, koks sunkus metimas. Arnas Butkevičius, pirmas Žalgirio puolime atkovotas kamuolys. Ir čia tų dalykų, kurių tikrai reikės Žalgiriui. Arnas iš toli. Butkevičius vis įsirėžė. Aš manau, kad daug ir žiūrovų tau pavydi šiuo metu. Čia Butkevičius. Prieš Heisą Deivisą klysta klausauto situacijų Heisas Deivisas, bet kaip gynasi ten Meli ir trečiame ketvirtyje tų baudų metimų šiandien gali būti labai gausiai. Francisko. Butkevičius atšoka prie tritaškio. Iš toli atakuoja nesportinė pražanga. Į Butkevičiaus erdvę iššoko varžovas. Kad čia buvo kaltas šiame epizode. O situacija turėtų būti, bet Arnas Butkevičius čia klaidų neišvengė. Ajajajai. Dar vieno atkovoto po varžovų lenta buvo Žalgiris. Kasgi čia? Techninė pražanga Andrėja Trinkieri. Buvo žengęs ant parketo Andrėja Trinkieri. Žaidimo Nigelas Heisas Deivisas yra išmetęs ir pataikęs 2 metimus, išmetęs 6. Devonas Holas Guduričiui. Guduričius iš toli. Pataiko tritaškį, o Andrėja Trinkieri. Matote patys, ką galvoja apie už žaidimą 1-1. O Žalgirio žaidimas atgaivino ir čia vietinę areną. Tiksliau Žalgirio persvarą ir noras tą persvarą perimti. Biberovičius iš toli, pataiko Tarikas Biberovičius Lonnie Walkeriui. Nigelis trečią tokį metimą šiandien prametė. Nebuvo kam atiduoti kamulio Lonnie Walkeriui. Dovydas Giedraitis. Giedraitis. Prasiveržimo situacija, arčiau krepšio nuo lentos už... Bet Žalgiris šiek tiek pristabdo šeimininkų spurtą. Biberovičius iššovęs jau kelis tritaškius. Čia kokį ketvirčio, kuriame, kaip mėgstama sakyti, už Atlanto sporto komentatorių Žalgiris bando sustabdyti kraujavimą. Žagaras. Ir matome, kad trečiame ketvirtyje sunku Lonnie Walkeriui. Rezultatyvų perdavimų statistika nepagausėjo, lieko tie patys 4 perdavimai. Danstonas, atgal Francisko, šis iš toli, Silvenas Francisko. Antrasis Francisko tritaškis, galbūt procentas šiandien nėra įspūdingas, bet koks svarbus metimas. Biberovičius. Čia Šanly. Šanly atakuoja iš vidutinio nuotolio, apie kurią Trinkieri tikrai primins. Trinkieri žino, kad Šanly ir gyvena iš tokių situacijų. Toliau nuo krepšio. Mičelas, laisvas, iš toli. Trečiame ketvirtyje. Žino, kad tą darys Šarūnas Jasikevičius ir Fenerbahče ir pasitiki savo komandos draugais. Metas Mičelas Eurolygoje nėra pataikęs 2 tritaškių metimų savo karjeroje. Biberovičius pataiko 59.
Na, labai smagu, kad Žalgiris meta tiek baudos metimų, kad negyvena vien tik tais ant tritaškių po driblingo, kuomet varžovų gynyba suintensyvėja. Žagaras prieš save turi Dansoną. Ten išsikeitė, Francisko buvo prieš Šanly, dabar jau Mičelas prieš Šanly, nėra tokio didelio pranašumo. Žagaras iš toli. Į pagalbą nuo Arturo Žagaro. Tai nebuvo jokia efektyvi pagalba, tiesiog buvo greitas perskaitimas iš varžovų. 3 sekundės. Metas atsakyti tuo pačiu. Iš toli nuo lentos Silvenas Francisko. Turėkite atgal. 6 taškai, visi kozeriai Žalgirio rankose, bet reikia dar vieno labai solidaus kėlinio. Aišku. Na ir kai prasideda metas, Mičelas vaikiškai meta kamuolį Heisui Deivisui rankas. Guduričius šokdino varžovą. Vėl Žalgiris supyra gynyboje. Dengia Silvenas Francisko ir nori gauti Francisko prie Heiso Deiviso. Eilinė klaida gynyboje. Rotacijose įvyksta klaidos. Bet puikiai gynyba Žalgirio. Lonnie Walkeris ant parketo vietoj Brasteikio. Smailagičius veidų krepšį. Iki galo. Taškai, krepšį ir dar baudos metimas. 10 metimų, 8 tikslus. Visos pataikytos. Bet kiek dėmesio Lonnie Walkeriui. Giedraitis žiūri į likusį atakos laiką. Oi, koks sunkus metimas. Ir sudega Žalgirio 24. Jis turi 4 pražangas. Trinkierė atranda momentą, kada gali jį... 12 žmonių. Agi, čia tas aktorius. Biberovičius prieš Silveną Francisko. Biberovičius nieko nesusikūrė prieš Siskau. Heisas Deivisas pataiko, išrinko šiek tiek daugiau erdvės Heisui Deivisui. Na, vis dar nesuprantu, kaip ten buvo sužaukta pražanga puolime, o čia vėl tas pats scenarijus. Biberovičius prieš Francisko. Vėl kuriasi pranašumas per savo dydį. Fenerbahčė skirba, reikia kiekvieno taško. 13-3. O Silvenas... Paskutinė atkarpa turbūt bus geresnis negu jo baudų pataikymas. Artūru Žagaru. Užtvara Nigelui Heisui Deivisui. Išlenda Arnas Butkevičius iš užtvaros. Biberovičius. Devonas Holas. Per rankas. Iš toli. Tu juokauji. Fenerbahčė tritaškiais. 9 tritaškis per antrą rungtynių pusę. Per nepilnas 15 minučių antroje rungtynių pusėje. Du žmonės prieš Sisko. Ulanovas klausautė. Koks perdavimas Butkevičiui. Taip, čia nuostabi dar kartą. Fenerbahčė gynyba. Žagaras. Ir jis siūs ant parketo su 4 pražangom Alinas Smailagičiu, nes be jo Žalgiriui yra labai sunku. Negi bus dar vienas tritaškis paskutinėmis sekundėmis. Tu juokauji. Na, čia jau yra visiškas kosmosas ir dar įspūdingesnio. Sugrįžimas iš tokios situacijos tikrai būtų įspūdinga. Lonnie Walkeris atakuoja po pagavimo. Pataiko Lonnie Walkeris. Holas Žagarui. Žagaras prieš Smailagičių. Žagaras. Nusprendžia neatakuoti. Kolsonas. Labai gera pražanga. Negi Giedraitis toks stiprus vyrukas. Giedraitis kaip treniruotė iš aikštelės kampo meta, tiesiog nepataiko. Žagaras įveikė Siskau gynybą. Žagaras prieš Dovydą. Stolas duotas. Fenerbahčė 2 prieš 2 gynyba. Tas Stepauto gynyba kol kas atrodo neįveikiama antroje mačo pusėje. Žagaras perdavimas nežiūrint į adresatą. Puikiai suvaikšto žmonės ir kamuolys Fenerbahčė gretose. Smailagičius nebuvo pakankamai agresyvus prie kamulio. Reikia mesti. Geras metimas. Pataiko Dovydas Giedraitis. Fenerbahčė toliau remiasi savo mažu penketu. Heisas Deivisas centro pozicijoje praktiškai visą kėlinį. Prieš paskutinę rungtynių minutę. Žalgiris laiko paprasčiausiai irgi nebeturi. Pataikė 2 iš 11 pirmajame ir 10 iš 14 per 3 ir 4 kėlinį. 10 iš 14 yra neįtikėtini skaičiai. Nigelas Heisas, negi bus dar vienas. Nėra iš jo, yra iš Bonzi Kolsono. Sunkių labai tritaškių, bet Žalgiriui nepavyko būtent atsakyti į tuos pakeitimus iš Šaro. Ulanovas. Nepataiko jis. Dansonas antruoju šansų pelno galę pradėjo pataikyti Fenerbahčė. Pirmoje pusėje nepataikė laisvi, antroje pusėje pataikė net ir gerai uždengti. Ajajaj. Paleido Walkeris Biberovičių. Oi, čia. Čia. Kaip ir kalbėjome, nenorėčiau būti šitos... Taip, nesportinė pražanga. Kaune nebuvo Ergino Atamano, Atėnuose žada būti. Čia ir MVP skanduotės Nigeliui Heisui Deivisui po to, kai jis atsisėda ant suoliuko. Čia Danstonas su Edgaru Ulanovu, šiek tiek mažinamas skirtumas.
Aišku, kokiu skirtumu laimės Fenerbahčė nėra svarbu, kadangi Kaune jie taip pat laimėjo rungtynes. Nikola Meli dar ir džiugina vietinę publiką. 95-84, tad galime konstatuoti faktą. Antroje pusėje Fenerbahčė surinko 61 tašką. Erikas Makolumas. Dar ir pražangą sužvejoja. Na, neįtikėtina. Techninė pražanga. Kai lieta iš kibiro. Aš tikrai negalvojau, kad čia Makolumas dar bandys žaisti. Pranašumas nėra svarbus. Savotiška teisė bandyti mažinti skirtumą, ta pirmaujantį komandą nuo jos priklauso, aišku. Andrė Trinkieri, jis gauna techninę pražangą. Taip, jis yra išvėjamas iš rungtynių. Ir laikų jau pasibaigus. Ir tik ar spaudos konferencijoje net Tautvydas Sabonis turės kalbėti pagal visą reglamentą. Temdo rungtynių pabaigą šie momentai, bet bent jau dalį rungtynių baigė kaip vyriausias treneris Eurolygoje. Net vienos sekundės. Kiek dirba Eurolygoje vyriausias treneris? Sekundę. Kol kas. Viskas baigėsi šitas rungtynės, šitas velnioniškos rungtynės 80.